mano darbas Pavasaris. Šiuo darbu aš vaizduoju stiprų kontrastą tarp stereotipinių metų laikų įvaizdžių ir kiekvieno asmens individualių pojūčių tam tikrų metų laiku. Tai kol įvairiuose senuose meno kūriniuose ar įvairiuose kalendoriuose ir kitose reklamos srityse pavasaris yra vaizduojamas kaip vebundančios gamtos, įvairių pumpurų ir besiskleidžiančių gėlių įvaizdis. Man pavasaris yra užtinusios ašarotos raudonos akis, nesibaigianti niekad sloga ir pilnos kišenės popierinių nosių. Tai šiame darbe būtent ir susipina stereotipiniai metų laikų įvaizdžiai ir mano pačios pavasario kaip alergijos atvaizdai. Tai čia yra dėžutė, nuo kurios ir prasidėjo šitas darbas. Jinai labai ilgai užsigulėjo mano paskutinėje ir vėliau tapo pagrindu visiems eskizams, matavimams ir galiausiai pačiam darbui. Tai šio darbo dydžiu aš parodau savo požiūrį į meno objektus įvairiose galerijose, nes mano manymu, kad padarytų poveikį žiūrovui, objektas turi šokiruoti savo dydžiu. Tai arba būti labai miniatiūrinis, arba net toksai kolosalus kaip šis. Tai šitie vaistai yra mano pačios, kaip sakiau, naudoti, bet jie buvo neveiksmingi. Tačiau padarydama gražų pakuotės apipavidalinimą, tai atrodo atperka tą jų neveiksmingumą. Ir būtent gyvenant laikais, kai žmonės neturi laiko ar noro skaityti įvairių maisto produktų sudėties, arba šiuo atveju pasidomėti vaistų veiksmingumu, jiems viską atperka graži pakuotė, todėl ir pasirinkau dekoruoti tik priekinę dėžės dalį. Tai galbūt tiek.